Tai šiandien aš aptarsiu dziudo filosofiją, treniruočių metodus ir priemones. Šiandien kalbėsiu apie dziudo sampratą, dziudo principus, dziudo moralės kodeksą, kano palikimą dziudo sporte, dziudo treniruočių metodus, bendras dziudo poveikis, dziudo treniruočių priemonės, metodų ir priemonių pritaikymas praktikoje ir apibendrinsiu. Taigi dziudo tai ne tik sportas, bet ir gyvenimo būdas, ugdantis ne tik fizinę jėgą, bet ir psichologinį stabilumą, pagarbą ir savikontrolę. Norint pasiekti aukštų rezultatų, būtina taikyti tinkamus treniruočių metodus ir naudoti efektyvias priemonės. Šiame darbe aptarsiu pagrindinius dziudo treniruočių metodus, jų paskirtį bei dažniausiai naudojamas priemonės praktikoje. 1882 metais dziudo Japonijoje įkūrė profesorius Jigoro Kano, derindamas džiudžitsu artimos kovos formą su psichinės disciplinos elementais. Žodis dziudo susideda iš dviejų japoniškų simbolių - džu, kuris reiškia švelnus, ir do, kuris reiškia kelias. Todėl žodis dziudo pažodžiui reiškia švelnus būdas. Jo pritaikymą galima suskirstyti į įvairius faktinių aplinkybių tipus - tai kovos menas, fizinio, intelektualinio ir dorovinio ugdymo transporto priemonės ir kasdienio gyvenimo metodas. Dziudo principai. Profesorius Kanas apibrėžė du pagrindinius dziudo principus - tai serioki zenijo, maksimalus efektyvus energijos naudojimas, ir džita kioja, abipusė gerovė ir nauda. Serioki zenijo principas taikomas visuotiniai raginantis žmones panaudoti savo dvasinę ir fizinę energiją norimiems tikslams pasiekti. Džita kioja reiškia, kad kiekvienas iš mūsų klesti kartu su kitais, kai pasitikime ir padedame vieni kitiems. Dziudo moralės kodeksas. Dziudo moralinis kodeksas, kurio laikosi dziudo kovotojai visame pasaulyje. Šis kodeksas yra etikos rinkinys, sudarytas iš 8 dalių. Dziudo moralės kodeksas apima esminės savybės, tokios kaip mandagumas, drąsa, draugystė, sąžiningumas, garbė, kuklumas, pagarba ir savikontrolė. Šios savybės yra labai svarbios dziudo specialistų tobulėjimui ne tik pačioje praktikoje, bet ir asmeniniame gyvenime. Kano palikimas dziudo. Iš esmės, pasak profesorių Kano, dziudo yra efektyvaus psichinės ir fizinės jėgos panaudojimo kelias, mokydamisi puolimo ir gynybos technikų. Asmenys lavina ir disciplinuoja savo kūną ir dvasią, galiausiai įvaldydami šio kovos meno esmę, taigi siekti asmeninio tobulumo ir naudos pasauliui yra galutinis dziudo tikslas. Treniruočių metodų ir priemonių svarba dziudo sporte. Tinkamai parinkti treniruočių metodai ir priemonės lemia sportininko tobulėjimą, saugumą treniruočių metu bei motyvaciją. Jie padeda kryptingai ugdyti techninius, taktinius, fizinius ir psichologinius gebėjimus. Treniruočių metodų ir priemonių svarba dziudo sporte. Ypač svarbu, kad metodai būtų pritaikyti pagal sportininko amžių, pasirengimo lygį ir tikslus. Dziudo treniruočių metodai. Technikos ir taktikos treniravimo metodai. Šie metodai skirti mokytis tobulinti pagrindinius dziudo veiksmus. Tai metimai nagi vaza, veiksmus parteryje nevaza ir laikymus, skausmingus veiksmus. Dažniausiai taikomi technikos ir taktikos treniravimo metodai. Demonstravimas treneris rodo veiksmą. Kartojamas porose uchikomi arba nagikomi judesių įtvirtinimas. Situaciniai pratimai randori su užduotimis kontroliuojama kova. Varžybinė kova šie praktinis gebėjimus taikymas. Fizinio pasirengimo metodai. Dziudo reikalauja gero fizinio pasirengimo, todėl lavinamos šios savybės - jėga, pratimai su savo kūno svoriu, papildomais svoriais ar pasipriešinimu, ištvermė, ilgesnė
mės pratimai, intervalinės treniruotės. Greitis, reakcijos greitis, greičio metimai, pratimai su partnerių pasipriešinimui. Sportininkas turi gebėti susikaupti, įveikti stresą ir valdyti emocijas. Naudojami kvėpavimo ir atsipalaidavimo pratimai, vizualizacija, technikos ar kovos situacijų įsivaizdavimas, tikslų išsikėlimas, motyvuoja siekti pažangos. Taip pat pokalbiai su treneriu padeda įveikti psichologinius sunkumus. Am, Taip pat dziudo turi sporto inventorių, tokį kaip kimono, speciali apranga treniruotėms ir varžyboms, tatamis, specialus kilimus užtikrinti saugius griuvimus, pagalbinės priemonės, tai svoriai raumenų stiprinimui, gumos naudojamos jėgos ir sprogstamosios galios lavinimui ir manekenai padeda atlikti metimus be žmogaus. Treniruočių planavimas pagal sportininko lygį. Pradedantieji mokosi pagrindų, naudojama daugiau demonstracijų, lėtas judesių atlikimas, pažengusių daugiau situacinių užduočių, intensyvesnis treniruočis. Individualios ir grupinės treniruotės. Individualios leidžia koncentruotis į asmeninius trūkumus, o grupinės ugdo bendradarbiavimą, leidžia dirbti poromis, simuliuoti kovinės situacijas. Apibendrinimas. Remiantis asmenine patirtimi, dziudo treniruotės galiu teigti, kad treniruočių metodų ir priemonių pasirinkimas turi didelę įtaką sportininko pažangai. Pradėjusi treniruotis, pati supratau, kaip svarbu iš pradžių skirti dėmesio technikos pagrindams, naudoti lėtesnius, aiškesnius metodus, tokius kaip demonstravimas ar kartojimas porose. Vėliau tobulėjant treniruotės tapo intensyvesnės, atsirado daugiau situacinių kovų, fizinio pasirengimo pratimų. Man labai padėjo darbas su manekenu, kuris leido saugiai išmokti metimų judesius, o gumų naudojimas pagerino jėgą ir sprogstamąją galią. Taip pat esu pajutusi, kiek daug reiškia psichologinis pasirengimas, tai kvėpavimo pratimai ir pokalbiai su treneriu padėjo įveikti jaudulį prieš varžybas. Dziudo tai ne tik sportas, bet ir disciplina, ugdantis kantrybę, savitvardą ir pagarbą. Todėl tinkamai parinkti treniruočių metodai ir priemonės leidžia ne tik siekti aukštų sportinių rezultatų, bet ir augti kaip asmenybei. Ačiū už dėmesį.